Tai sveiki visi, esu Radvilė, vadovauju Lietuvos pardavimo asociacijai, kurioj jungiam pardavimų žmonės. Ir šiandien turim renginį, kaip NLP padeda atsakyti prieštaravimus. Šio renginio svečias yra Andrius Jarašiūnas. Labas, Andriu, dar kartelį. Labas, Radvilė, dar kartą. Tai Andrius yra NLP ir coachingo praktikas, terapeutas, lektorius, psichologinių mokymų, treneris bei pranešėjas. Gal Taip. dar kažką norėtum pridurti? Treneris, NLP treneris, yra kvalifikacijos skirtingos laipteliai, tai aš NLP treneris. Coachas, NLP treneris, čia tas žodis praktikas, jis yra, kad praktikuojantis. Gerai, toliau galim. Taip, tai tu minėjai, kad norėtum susipažinti su auditorija. Jo, tai mielieji susijungia, mes be manęs ir Radvilės darbą, matau, vis daugėja ir daugėja. Oi, labai ačiū, Alina, kad jūs esat su mumis vaizde. Žinokit, kaip malonu, kai matai gyvai žmogų, taikyti NLP. Nes labai nesmagu su juodais langeliais kalbėti. Taikyti NLP juodiem langeliam įmanoma, bet tada yra juodas NLP, reiškia, tada už pasiekmes neatsakau. Ir mes turim tokį formatą, tiksliau asociacija, pardavimo asociacija turi tokį formatą, vienas iš variantų klausimai atsakymai. Tai Radvilė turi paruošus 45 klausimus. Tai reiškia, kad jeigu dalyviai yra daugiau klausytojai, reiškia, kažkur dairosi, kažką veikia ir tik tai viena koja, viena ausimi yra su mumis, tai už jūs klausimus paruošia Radvilė. Ar Radvilė, kaip kirtis geriau? Aš šiuo atveju esu Radvilė. Bet Radvilė. iš tiesų teisingai yra Radvilė. Tai gali būti, kad galiu surinkti ir Radvilę. Ok, tai va, Radvilė paruošus klausimus ir vėlieji aš irgi jums rekomenduoju pergalvoti, žinai, mažą ką, gal kils koksai klausimas, norėsite užduoti, pavyzdžiui, kur mokytis NLP arba kodėl NLP geriau negu ten kokia nors kitokia metodika, jeigu jūs ją žinot ir galėsite vardinti, tikrai galite parašyti, tam yra mūsų pokalbių kambarys, taip vadinasi, tarptautinių žodžių chat ir eigoj, aš irgi tos klausimus matau, mes juos iškelsim, aptarsim ir taip toliau. Jeigu bus daugiau šviesių langelių, nuo to tik geriau, tik tai smagiau visiems. Ir mano klausimas yra visiems dalyviams. O dabar 22 žmonės, aš ir Radvilė atimam, yra 20. Iš tų 20 žmonių, kas iš jūsų yra susidūręs kažkaip su NLP? Pliusiuką tiesiog pridėkit, kad turėjau kontaktą kažkokį patirtį. Va čia, man labai smalsu, kiek bus. Rankų miškas, vienas pliusiukas, vedė paskaitą, tai pliusiuką, o pliusiukų yra, pasirodo pažįstamų žmonių yra, ta prasme, mane pažįsta, Ąžuolai, sveiki. Taip, 4, 5, fantastika, Aleksandras, ok, jau gyvybės turimės. Labai gerai. Dabar klausimas toks, vėlgi, labai greitųjų būdų, bet jūsų mintis, jūsų vienas sakinys, apie kas tai yra NLP? Tiesiog, ką parašysite, tas gerai. Tai psichologija, tai įtaka, tai programavimas, tai dar kažkas, tai ką įrašysite, tas yra gerai, pas Benitą turbūt įjungtas mikrofonas greičiausiai bus. Ne, įjungtas. O, išjungtas. Va, žiūrėkit, Ąžuolas rašo, manipuliacija, labai gražus žodis. Įtaka, sako Aleksandras, įtakos darymas, sako Lina. Ok. Įtaka įvairiom formom. Va, taip, kas įjungęs ekraną, tai, kaip čia, šviesaus ekrano NLP, kas išjungęs, tai tamsaus ekrano, juodą ekrano NLP, juodas NLP. Gerai. Klausimas, pakartoju, koks buvo iš mano pusės klausimas, kaip jums atrodo, kas yra NLP, kaip jūs tai apibūdintumėt, tai kol kas matau, kad tai apie įtaką, manipuliacija irgi kaip įtaka galėtų būti. 1, 2, 3 balsavimas baigėsi, darom prielaidą, kad kiti tiesiog aktyviai klauso. Pasyviai dalyvauja, bet aktyviai klauso. Liuks, ir tada lūkesčiai šitam mūsų susitikimui. Koks būtų lūkestis? Sužinoti, išgirsti, pamatyti, pajausti, pasisakyti, žinai, kas būtų geras rezultatas. Po valandos skirstomės, gavau tai, ko norėjau, ne veltui praėjo valanda. Gali būti žodžių, gali būti sakinių, gali būti voice message. Aleksandras nori tapti nariu, Radvilė, fiksuokit tą. Gerai, parašykite Aleksandrai į info@pardavimoasociacija.lt. O, koks follow-upas geras, ne? Parašykit Aleksandrai pats. Ne, aš tiesiog nematau, koks čia Aleksandras prisijungia, tai negaliu atsekti.
O jūs jam galite, Radviliu, tu gali jam asmeniškai parašyti žinutę, duok kontaktus ir iš karto, kol mes kalbėsim, jisai taps nariu. Sumokės narystę už 10 metų į priekį. Alina, prisiminti kirtinės laidas, kur žmonės paslysta ir jų išvengti. O, geras. Susipažinti su lengvai įsimenama technika, kurią būtų galima panaudoti ateities su klientais. Ok, fainai. Ok. Susipažinti su technika. Suprast, kas tas NLP, kokia nauda. Ačiū labai, Saulė. Super, dėkui. Aha. Nu, jeigu dar bus kažkoks tai punktas. 3, 2, 1. Va, žiūrėjom, išsinešti naudingos ir pritaikomas informacijos. Ačiū, Jolanta. Gerai. Kadangi tas susirašinėjimo kambarys visą laiką matysis, aš vis grįšiu prie tų lūkesčių maža ką, o gal kažką labiau tiksliau atliepsim. Tai aš gal pradėsiu nuo tokio įvado apie tai, ką žmonės, kai aš paklausiau, kas jums yra NLP, vat aš matau, yra parašyta manipuliacija, įtaka, įtakos darymas, įtakos įvairiom formom ir taip toliau. Ir iš karto Saulėje atsakau, kas tas NLP, kokia jo nauda. Tai, ponios ir ponai, tai laikykitės įsikabinę į kėdes, kad nenukristumėt, nes NLP, neurolingvistinis programavimas, 1970 metai, tada jau jo formavimasis pats pikas NLP, yra sėkmingų psichoterapeutų elgesio modeliavimo, elgesio aprašymo rezultatas. Tai reiškia, Bandleris Grinderis, 2 šaunuoliai tokie ir jų artimiausias ratas, bendraminčiai, stebėjo, aprašinėjo, tikrai pilnato žodžio prasme, aprašinėjo, ką daro, kaip elgėsi Fritzas Perlsas, Virginia Satir, Miltonas Eriksonas, kad jie turi tokius gerus rezultatus kaip psichoterapeutai. Tai apie kokią įtaką, apie kokią manipuliaciją, apie ką eina kalba. Tai NLP prasidėjo nuo to, kad buvo skirta ir jos paskirtis ir šiandien dienai yra tokia terapinė. Tai yra viena iš psichoterapijos krypčių, netgi yra Europos psichoterapijos sąvade, yra neurolingvistinė psichoterapija arba neurolingvistinio programavimo terapija, taip ir vadinasi, NLPT. Ir nėra tokia populiari kaip kitos psichoterapijos kryptis, bet kokiu atveju tai yra. Kada NLP atėjo į verslą, jau negaliu tiksliai pasakyti, kurie ten metai buvo, bet faktas, kad kai kolegos pamatė, kad šitie bendravimo, tie kalbėjimo, susikalbėjimo modeliai, tie metodai ir technikos duoda rezultatą, sako, kodėlgi iš to neuždirbti daugiau. Sutrumpino tokią istoriją. Ir išnešė tai į verslą. Kodėlgi neapmokius tokių bendravimo technikų, bendravimo metodų, klientų aptarnavimo personalo, pardavimų personalo, vadovų, taip, kad lengviau, greičiau ir paprasčiau spręsti rūpimus klausimus. Visi, kai eina kalba apie pardavimus, tai greičiausiai pardavėjo misija yra aiškiai padėti klientui spręsti problemą, taip, o tikslas yra padaryti pardavimus. Jeigu dirbat pardavimuose, tai greičiausiai turit pardavimų planą. Dar nesu sutikęs tokio pardavėjo, kuris, gal aš tik tai nesutikau, kuris dirba pardavimuose ir neturi pardavimų planų. Paprastai vis tiek kažkoks tai planas yra vienoks arba kitoks. Jau ten sudėtinės dalys, kokie yra uždaviniai, bet pardavimų planai yra. Taigi, kai eina kalba apie neurolingvistinį programavimą, tai pradžia tai yra psichoterapeutų, sėkmingų, efektyvių, žymių JAV psichoterapeutų elgsenos modeliai, jie aprašyti, rasta, kas tarp jų yra bendro ir sudėta į vieną tokį modelį, į vieną tokį kursą, kuris vadinasi neurolingvistinis programavimas. Tai dabar netgi sakinį pasakysiu. Beje, jeigu įvesit į Google ar ten į ChatGPT ir paprašysit, kad jisai jums duotų apibrėžimą NLP, tai kokį 10 apibrėžimų greičiausiai rasit, bet toks aiškiausias, man labiausiai suprantamas ir lengviausiai kitiems žmonėms suprantamas, tai kad neurolingvistinis programavimas NLP tai yra psichologijos kryptis tyrinėjanti meistriškumą. Jį tyrinėja, kaip skirtinius rezultatus pasiekia asmenys, organizacijos, taip padarė. Tai tyrimo objektas arba stebėjimo objektas NLP kaip disciplinos, tai yra rezultatai, tai yra meistriškumas, meistrystė, ką tokio daro, kaip tai daro meistras kažkokios tai savo srities ir ar galima tai perimti, kažkaip aprašyti, netgi algoritmizuoti, nes NLP labai daug technikų ir labai daug algoritmų, kad būtų galima išmokyti kitą žmogų.
Tai jeigu paprastas buitinis pavyzdys, jeigu turit kas nors vairuotojo pažymėjimą, reiškia mokat vairuoti automobilį, tai jūs esat patyrę, taip į kabutės dedu, patyrę NLP, nes jūs mokė žmogus, kuris už jūs nevairavo. Jis sėdėjo šalia, jis tiesiog žinojo, ką jums pasakyti, ką atkreipti dėmesį, žinojo algoritmą, kaip jūs išmokyti vairuoti, ne, supažindino, kur yra vairas, kur yra sėdynė, kur yra ten pavarų svertis ir taip toliau ir taip toliau. Tai NLP yra apie tai, kaip efektyvius kažkurios tai srities įgūdžius, žinai, meistriškumą aprašyti, sumodeliuoti ir perduoti kitiems žmonėms. Tai pardavimai yra viena iš sričių, jokio čia stebuklo nėra. Ir aišku, tas žodis įtaka ir dabar skirtingi tie terminai, angliški žodžiai yra truputėlį skirtingi. Vienas iš tų žodžių yra persuasion, aš ne pats geriausias anglistas esu, įtikinėjimas ir netgi knyga Bandlerio ir Lavalio yra įtikinėjimo inžinerija, neištarsiu, per daug jau labiau lankstus turėtų būti nuližus, kad aš galėčiau tai pasakyti, bet įtikinėjimo inžinerija ir buvo labiausiai skirta būtent verslo pasauliui. Greičiausiai tai ties 90 metais kažkur tai tas lūžis toksai į komercializavimą, į pardavimus, į klientų aptarnavimą, NLP ir pasklido. Būtent dėl, atėjo žmonės su kitais poreikiais, sako, pabandom pritaikyti ten. Taigi nuo terapijos laukas prasiplėtė iki visur, kur galima. Dabar jūs galėtumėt prikipti prie žodžio, prie mano to įsireiškimo psichologijos sritis. NLP nelaikoma mokslu, priskiriama prie pseudomokslų, nes neturi, dėl kelių priežasčių, kad būtų mokslas, yra 3 kriterijai, kad būtų pripažinta mokslinė kryptis. Tai NLP atitinka vieną berods iš tų kriterijų visiškai, kiti yra nepastovus, vienas iš jų tai yra ilgalaikiai rezultatai. Tai kaip terapija jinai turi savo pripažinimą, kaip modelis, metodas, komunikacinės technikos ir taip toliau irgi turi savo pripažinimą, žinai, o į bendrą lauką, kad įeitų, kad tai taptų kaip mokslinė sritis, mokslinė kryptis, tiesiog kažko vis pritrūksta, arba, pavadinkim taip, nėra entuziazmo, nėra noro tai padaryti kolegoms, kurie užsiima NLP vystymu. Tai geras NLP rezultatas, tai yra modelis. Tai jeigu jūs, čia manau, kad yra pardavėjai, yra kas ir sakė, ateis vėliau, išėjo kitą susirinkimą greičiausiai, geras NLP rezultatas yra modelis. Ir mes, jeigu tarkim, mes visi dirbam dabar vienoje kompanijoje, mūsų dabar yra 27 prisijungę ir pas mus yra, matau, kad vardas užrašytas Ernesta. Negi buvo prisijungus balsu pirmai. Ir Ernestos rezultatai patys geriausi. Tai NLPeris arba žmogus, kuris moka NLP, išmano NLP, ypatingai modeliavimą, ne šiaip ten metodus technikas, bet modeliavimą, jisai subūrė aktyvistų komandą ir sako, einam pas Ernestą, klausiam jos, kaip jinai tai daro, aprašom jos elgesio modelį, pabandom perimti geriausią praktiką. Tai NLP specialistas, NLPeris, jisai moka mokytis iš kito žmogaus sėkmingos patirties. O čia būtų idealus scenarius, jeigu taip atdiegti tokią strategiją, žinai, mokytis vienas iš kito, tai būtų toks modelis. Kopijavimo modelis, daryk taip, kaip darė geriausiai, jis yra paplitęs, labai daug skirtingų tinklinės rinkodaros organizacijų, ten visi planai aprašyti, ten aprašyti elgesio modeliai, ten sudėlioti mokymo modeliai yra, negaliu nei vienos, nei kitos išskirti, nesu taip pilnai susipažinęs, bet kai aš šitai pasižiūriu, man viskas aišku, ten labai gerai, išsamiai, tiksliai aprašyta, į kokį elgesio mąstymo modelį turėtų lygiuotis pardavėjas, kad jisai turėtų rezultatą anot tos organizacijos, gairių vadovų ten ir taip toliau, taip toliau. Tai toks būtų įvadas. Kas dar atsitinka, su kuo aš dar susiduriu, kai žmonės sako, tai NLP, programavimas, ten įtakos, manipulacijos ir taip toliau ir taip toliau. Tai dabar kažkas sakė, kad manipulacija, ąžuolai, specialiai asmeniškai atsakau. Kai jūs galvojat, kad jūs esat šventas ir visiškai nemanipuliuojat, tai tada atsistokit, mes jūs po akmenuką kiekvienas mesim. Einat jūs gatvę, sutinkat kaimyną, kaimynui sakot laba diena.
ar kaimynas tikrai norėjo iš jūsų sulaukti tokios intervencijos? Nu, klausimas. Jisgi nepakėlė rankos ir nepasakė, pasisveikink su manim, ne? Tai va, tai kiekvieną kartą, kai jūs darot kažkokią intervenciją, pasiunčiat signalą bet kokiam žmogui, jeigu nėra toje vietoje kontaktų, jūs atkreipiat jo dėmesį. O kai nukreipiat dėmesį, tai jau galima pavadinti, kad jūs tai naudojat savanaudiškais tikslais, nes jūs norit, kad jūsų pastebėtų. Tai jeigu taip jau žiūrėti, tai manipuliacija yra visur. Tai manipuliacijos sąvoka yra atskira, lietuvių kalbos žodynas labai gražiai yra apibrėžęs, kas yra manipuliacija, ir tada kadangi šitas žodis čia paminėtas, turiu pasakyti, kad manipuliacija tai yra slaptas savo asmeninių tikslų siekimas, pasitelkiant kitą žmogų, nors jeigu tas žmogus žinotų, ko tu sieki, jis to nedarytų. Na, tai reiškia, be kito žmogaus žinojimo aš darau tai, ko man reikia. Na, ir jeigu jisai žinotų visą tiesą, jisai to nedarytų. Va tai yra manipuliacija. Tai ta šviesioji manipuliacijos pusė, apie ką mes kiekvieną darom, apie ką mes darom kiekvieną dieną, kai kalbamės, kai bendraujam, kai paglostom, prisiliečiam prie kito žmogaus, kai žinutę parašot, bet koks kontaktas tam tikrą prasme yra ta geroji manipuliacija. Nes matot, kad kolega liūdnas ar dar kažkas prieina ir paklaus, kaip tu laikaisi. Tai ir jisai pradeda pasakoti, sakai, viskas bus tvarkoja, žinai, nėra problemų, kurios nesisprendžia, žiūrėk, būsena pasikeitė. Jūs ką tik jo dėmesio sumanipuliavo. Nu, visa idėja. Ok, gerai, tai dabar iš manęs tiek ir, mėlyje, jeigu dar kartelį kažkoks kyla klausimas, jums pasidaro įdomu arba aktualu, tiesiog užrašot, aš jį atsakau. Sutarkime taip. Ir Radvilė, aš pasiruošęs pagal tavo 45 klausimų sąrašą, nuo kurio pradėsi į tą ir atsakinėsim. Tai kadangi dalinausi su tavim irgi klausimais prieš tai, tai kaip tik atsakėjai į pirmą klausimą, kas yra NLP, tai man atrodo galim judėti toliau. Ir kadangi mes labai daug šnekam apie tos pačius prieštaravimus, ar ne, tai gal gali padėti suprasti, kaip NLP gali padėti atsakyti klientui į prieštaravimus, galbūt suprasti, kur tie prieštaravimai yra iš klientų pusės. Ok. Tai, kad kalbėti apie prieštaravimus, tai čia nereikia net NLP, čia tiesiog atsisėdo du pardavimų žmonės, pasidalino savo patirtim, kaip jiems sekasi, ir jau tikrai ten aptarsi prieštaravimo procesą. Bet jeigu, kur šitoje vietoje galėtų dalyvauti NLP arba kaip dalyvauja? Neurolingvistinis programavimas, vėlgi grįžtu prie to, kaip psichoterapijos, kaip terapinė tokia kryptis, kaip psichologinė tokia kryptis, jinai turi savo tokias tezes, aksiomas, įsitikinimus, mes tai vadinam prielaidomis, presupozicijomis, kurių aksioma tai tokia tiesa, kurios įrodinėti nereikia, nes savaime suprantama. Na, mes turim tokį susitarimą. Tai ir mums tai tinka, mums tai suprantama. Vienas iš punktų yra toksai, sakomas, kad pašnekovo pasipriešinimas signalizuoja apie raporto nebuvimą, apie kontakto nebuvimą. Tai reiškia, kad ten nesvarbu, koks yra kontekstas, jūs savo kolegai, savo draugui, savo pažįstamam sako, tai einam į kiną, jisai sako, žinai, ten šūdas tas kinas, neįdomu, neaktualu, bandai paklausti, žinai, iš kur jis susiformavo tokią nuomonę, jisai vengia tai atsakyti, priešinasi, tai yra prieštaravimas. Tai apie ką eina kalba, mes turėtume žingsnį žengti atgal, sukurti raportą. Kas yra raportas, tai yra tokia darna, tokia pagarbos pasitikėjimo atmosfera tarp dviejų žmonių, kai jie taip suvienodėja, supanašėja, tarp jų toks ryšys yra, kad galima kalbėti įvairiausiom temom. Ir ten paskui vaidmenys yra, gal prie jų mes netgi prieisim. Tai reiškia, žmogus priešinasi tada, kai jam arba nesaugu yra apie tai kalbėti, apie ką tu klausi, arba jam nesaugu, nes jis tavęs kaip asmens nežino, nepažįsta, arba kažką jis turi kažkokią tai paslaptį, kur nenorėtų jis jos tau išduoti. Gali būti dar N+K priežasčių, bet jeigu žmogus priešinasi, darom prielaidą, kad bazinis poreikis saugumas, jis nėra patenkintas, jam tiesiog nesaugu. Tai jis renkasi saugų variantą priešintis. Tai vienas iš pagrindinių, be ne pirmas įgūdis, ko mokosi žmonės, kai ateina mokytis NLP, tai yra santykio to kūrimo, raporto kūrimo. Visose psichoterapijos kryptyse visi pradeda mokytis nuo santykio kūrimo, nuo raporto, nuo kontakto, nuo ryšio. Berods iš prancūzų kalbos išvertus raport yra
ryšys, užmegzti ryšį, kad mes būtume ryšyje. Tai reiškia, kad siųstuvas ir imtuvas būtų suderinti tom pačiom bangom, ne, ta pati radio stotis, kad grotų. Ir jeigu nėra to ryšio, tai aišku, natūralu, kad žmogus priešinasi. Ne? Tai va, tai pirma tezė, tokia pirma idėja, kad stiprinam kontaktą, tam reikalingi visokie small talkai, trumpos įvadinės kalbos, pasižiūrėti, kaip žmogus reaguoja, tam, kad paieškotum, sujungtum, pradėtum su žmogum matyti, kas tarp jūsų bendro. Aš darau prielaidą, kad čia atsitiktinių žmonių nėra, kad mes visi dirbam pardavimais. Mes vienaip ar kitaip mes susidurėm su pardavimais. Tai mus jungia. Taip. Kas mus skiria, kad mes esam skirtingose miestuose greičiausiai, skirtingo amžiaus, skirtingą produktą turim ir taip toliau, ir taip toliau. Ir galėtume eiti per skirtumus ir pavargtume tiesiog ieškoti tų skirtumų. Per daug mes jau čia išsiskirtume labai vienas nuo kito. Bet jeigu kalbam apie tai, kad mes visi kartu sutarėm, jog turim valandą ir kalbam apie NLP, apie prieštaravimus, mus tai jungia, žiūrėk, šitą idėją, kuri mus jungia, mus suvienyje. Lengviau, greičiau ir paprasčiau rasti bendrą kalbą. Ne? Ir aišku, nuo vidinės intencijos labai priklauso, nes jeigu kontakto nėra, kaip ir dabar mes turim daug juodų langelių, tokio grįžtamo ryšio nėra, kontakto jeigu nėra, yra sudėtingiau šiek tiek tai padaryti. Sukurti raportą, tiesiog toks pasipriešinimas iš ankstinis. O žinau, kad daugelį webinarų taip yra, kad dalyvauja daug žmonių sąraše, kaip mes dabar matom, ir tam tikras kiekis tik tai, žinai, įsijungusių kameras. Taigi, tai pirmas žingsniukas yra kontaktas arba raportas. Antras žingsniukas yra, ką žmogus be pasakytų, kaip jisai besureaguotų, ne, pardavimuose, kaip jisai besureaguotų į tavo pasiūlymą, į tavo idėją, į tavo kvietimą, rasti, kur jam pritarti. Tai reiškia, kad ne viskai idėjai pritarti, ne? Ten, kai dirbam su prieštaravimais, tai dažniausias, toks, sakyčiau, net būtų keista, jeigu šitas prieštaravimas nenuskambėtų per darbo su prieštaravimais mokymus. Numeris 1 jis būna. Brangu, pas jūs brangu, arba per brangu. Viena frazė. Tai apie frazės irgi prie to grįšiu, bet idėja yra kokia. Jeigu aš klausiu, kodėl, darau prielaidą, kad aš to raporto dar tokio neturiu, taip, ir aš iš karto prašau su klausimu, kodėl prašau žmogaus teisintis. Jeigu aš truputėlį kitaip įvardinsiu tą savo ketinimą, tą savo norą, koks mano ketinimas, kai aš užduodu klausimą, kodėl, koks yra mano ketinimas, sužinoti motyvą. Kai žmogus tai sako, kad jisai argumentuotų, man įdomu pamatyti jo pasaulį, išgirsti, suprasti jo pasaulį, kaip jis tai mato, kad būtų šiek tiek daugiau argumentacijos. Ir aš galiu tą klausimą, kodėl performuluoti, kas yra reframingas, kas yra vienas iš NLP įrankių, ir užduoti kitaip. Iš ko jūs sprendžiate, kad brangu, ką jūs norite to pasakyti, galite pagrįsti, ką jūs turite omeny, kai sakot, kad brangu. Man reikia daugiau medžiagos, kad aš turėčiau už ką užsikabinti. Kam to reikia, kai žmogus kalba, jis nori ir nenori, pasakys kažką tai žodžiais ir kažką tai tarp eilučių, žinai, toje vietoje veido išraišką galima stebėti, šiaip jau ten maniero, gal balso intonacijų akivaizdžiai skambės, kad nėra kontakto ir jisai man tik tai pasakydamas brangu tikėjosi, kad aš atsakysiu, okei, viskas tvarkoja, atsiprašau, kad sutrukdžiau jūsų laiką, žinai. Gali būti, kad taip intonacija nuskambės. Tai tada aš ne apie prieštaravimus jau dirbu, aš dirbu apie santykį, apie mūsų ryšį, ne, kiek iš principų jums atrodo, kad mes galėtume dirbti, ir mato tokią galimybę, ne, kaip jums šviečiasi tokios galimybės, kaip jums atrodo tokios galimybės, kad mes galėtume bendradarbiauti, kad galėtume būti jūsų partneriais, ten tiekėjais, pirkėjais ar kažko tai pagal statusą. Ir žiūri, kaip žmogus reaguoja. Tai reiškia, kad prieštaravimas kaip po vienas žodis, jisai nulinis yra, jis jokios informacijos tu vietoj neneša, mums reikia šiek tiek daugiau duomenų, pavadinkime taip, ir galime tai sužinoti, tiesiog uždavę patikslinamosius klausimus, patikslinamieji klausimai, puikiausiai aprašyti pirmame neurolingvistinio programavimo modelėje, kuris buvo sukurtas, jis vadinasi meta modelis, tai reiškia, ką žmogus bekalbėtų, jeigu yra kažkokių dviprasmybių, galo neaiškumo, ilga lentelė, ten yra 15 elgesio modelių, vadinasi, meta modelis iš 15 elgesio modelių, kur yra apibendrinimai, praleidimai, iškraipimai pažymėti, ne, labai artimas mokslas, logikai netgi NLP yra, ir tu paimi ir naudodamas tuos klausimus patikslinamosius, tu gali atrinkti, surinkti
gauti daugiau informacijos, jeigu, aišku, žmogus su tavim to dalinasi. Žinai, tai jeigu jis nesidalina, tai greičiausiai buvo jo kitas ketinimas. Nu? Tai va, tai tokia idėja. Tai prieštaravimas, jis natūralu, normalu, kad žmonės prieštarauja. Prieštaravimas tai neprieštaravimas, jeigu galima susirinkti daugiau duomenų, tiesiog rekomenduoju susirinkti, nes mes tada žinom, su kuo dirbam, žiūrim, į ką galima atkreipti dėmesį. Ir ką žmogus be pasakytų, ką jisai be argumentuotų, jūs visada galite rasti, kam, kuriai daliai pritarti. Jis gali pasakyti tokį sakinį, kai man pasakė brangu, ką turite omeny brangu, negali truputėlį daugiau papasakoti apie tai, ne, kas jūsų suvokimu yra brangu. Ir žmogus, pavyzdžiui, sako, nu žinot, jūs esat ten vienas iš tų daugelio tiekėjų, mes dirbam su tais, gaunam tokias sąlygas, gaunam su tais, gaunam tokias sąlygas, dirbam su tais, gaunam tokias sąlygas. Ir aš jau girdžiu, kad kaip minimum lauke šitam erdvėje yra daugiau tiekėjų. Tai aš galiu pasidžiaugti, kad jie yra pavyzdžiui, galiu komplimentą pasakyti, o, kaip faina, jūs dirbat su keletu tiekėjų. Tai jūs turite skirtingos patirties. Labai gerai, reiškia, mokat rinktis. Nu tai pažiūrim, kokiom sąlygom esant, mes galėtume su jumis bendradarbiauti. Kokius mes turėtume atlikti kriterijus, kad patektume tarp tų jūsų tiekėjų, su kuriais dirbate jūs. Žinai. Ir jau žodis, jau fokusas, kad brangu, nueina į antrą planą, nes dėmesys yra kriterijai, apie kuriuos mes galim kalbėti, kad mes taptume jūsų ten, tiekėjais, pirkėjais ar kažkom. Ir gali sakyti kainą, viskas tvarkoja, faina. Jeigu jau man antrą kartą taip sako, tai aš jau turiu omeny, kad galiu, o kas dar be kainos? Tai jeigu tenkintų kainą, tai jūs ką, iškart iš mūsų perkat, iškart šitą tampat mūsų ten tiekėjais, klientais ir taip toliau. Nutikrinu, ar už to stovi kažkas daugiau. Ir jeigu sako taip, tai aš laikau čiūrą, čia spėjimas mano, aš laikau čiūrą, kad bet kuris atėjęs pasiūlys kainą ir tada mane mes per bortą, ne? Tai va, ar klausimas, ar aš noriu dirbti su tokiais klientais, o jeigu sako ne, tai kokia kita yra dar priežastis, ne? Kas dar yra svarbu, jeigu ne tik kaina. Ir tokio šiek tiek atkaklumo, pardavimuose, bet kaklumo turbūt ne iš vietos, ne? Nes taip nėra, kad, bent jau aš nesu taip susidūręs, kad tu taip tokią protingą veido išraišką padarai, ir visi iškart sutinka su tavo pasiūlymais. Ten yra ir pasiderėti reikia, ir kažkur ranką palaužti reikia, ir kažkur pralošti reikia, ir kažkur laimi, kažkur randi greičiau bendrą kalbą. Tai tokio atkaklumo, tokio atsparumo klientų tiems prieštaravimams, visokių jų yra, vis tiek šiek tiek reikia. Nori, nenori, tokios treniruotės, stažuotė tokia praeini nuo pradedančio pardavėjo iki kažkokio tai pažengusio, kažkokio tai lygmens. Ne? Ir tik tai girdėdamas, klausydamas, atkreipdamas dėmesį į tai, ką kalba, kaip kalba tavo pašnekovas, laidai vietoj jo, tu jau gali mokytis iš tos bendros patirties. Tai dar kartelį, kaip reziumė vienu sakiniu. Kiekvienas prieštaravimas, jeigu jis yra vienas žodis, patikrinančiais klausimais mes turim daugiau duomenų. Turim daugiau duomenų, jau mes galim rasti, kam galim pritarti. Pritarti galima įvairiom formom. Galima pagirti, galima pasidžiaugti, galima sakyti, jau sutinku, iš tikrųjų, kai yra tiek tiekėjų, tai yra galimybė rinktis. Ir aišku, kad tokia įmonė kaip jūsų, jinai tikrai renkasi. Tai aš nepakėliau rankų, nepasislėpiau, sakau, čia viskas aišku, čia be šansų, kaip tik atvirkščiai, aš einu į tai, kad pritariu tam tikrai daliai jo žinutės, ne viskam, nes jeigu aš pasakysiu, kad jo sutinku, kad brangu, ne tai vietai reikia pritarti, ne kainą reikia pritarti, o pritarti reikia tai vietai, kas yra tiesa, kas yra nenuginčiama tiesa. Jie turi daug tiekėjų. Faina, smagu. Ir galima šiek tiek paspėlioti. Tai jeigu turi daug tiekėjų, tai matyt valdot rizikas, kad netyčia nesigautų. Šitaip jau, žinai, vienintelis tiekėjas, vieną dieną bats ir nėra prekių. Ne? Tai va, mokat valdyti riziką. Džiaugiuosi. Pažiūrim. Ir mes galim būti vieni iš patikimų jūsų partnerių. Pažiūrim, kaip galėtume tai padaryti. Va tokia idėja. Ir čia Radvilė ir Alina, kadangi jūs abi matau, pasakysiu, labai dažnai žmonės sako, tai bet mes taip ir darom, tai labai fainai. Tai jūs galite man paimti ir pateikti atvejį paskutinį, kada tai buvo ir kur jūs prajudėjote į priekį. Nes pardavimuose paprastai yra ten kelios baigtis, 3 pagrindinės baigtis. Kontraktas yra kažkoks tai, yra griežtai pasakė neįsivaikščiam, arba atidėjimas, tai reiškia mes susitarėm kažkokį tai kitą žingsnį, jisai bus su įsipareigojimu, arba mano, arba kliento.
Tai reiškia, kai jeigu tu taip seki pievą, žiūri, kaip ten gaunasi, tai tu gali man papasakoti tokią istoriją iš savo patirties ir kuom tai baigėsi, kur tai nuvedė, kas įvyko toliau. Mes turim kitą elementą, kuris nesusijęs su pardavimais, bet susijęs su asmenybiniais daugiau dalykais, kantrybės klausimus. Ne? Ten, kai su tuo pačiu klientu, kokį 7 kartą kalbėsi ir matai, kad progreso nėra, 7 gal per daug, gal 3 kartą, būna, kad pardavimų žmonės sako, nu žodžiu, viskas aišku, čia kada nors. Ir aš, ir jūs, aš manau, kad kiekvienas mes norim kuo greičiau pasiekti tą rezultatą. Ne? Tai va tas atkaklumo arba tas atsparumo elementas, nu gerai būtų, kad jisai būtų, kad žmogus nenurašytų į nuostolius ten tų momentų, nes tu nežinai, kada su to klientu, ypač jeigu iš trokštamų klientų sąrašo jisai yra va, tas klientas, grupės kokios tai sąrašo, priklausomai nuo to, kaip ten reitinguoja įmonė viduje, gerai būtų nenuleisti rankų, žinai. Jis nežinai, kada apsisuks, per 365 dienas Saulė apsisuka, tiksliau Žemė apsisuka aplink Saulę, žinai, ir vėl ta pati diena. Ką gali žinot? Tai tikiuosi, kad taip trumpai atsakiau. Nu taip, trumpai, taip visai išsamei sakyčiau. Bet žiūrėk, Radvilė, nu, gal mes paimsim 5 klausimus, bet žmonės paims, susikonspektuos ir brošiūrą padarys savo kompanijai. Tai viskas gerai, aš esu už turėti kokybišką diskusiją, tikrai čia ne kiekybėje yra esmė, tuo labiau, kad tu žinai labai praktiškai sakai. Ir pavyzdžiui, man atrodo, kad kainos prieštaravimas tai turbūt vienas iš dažniausiai pasitaikančių prieštaravimų. Bet koks dar yra visai dažnas prieštaravimas, kad neturiu laiko, ar ne? Tai kaip galbūt prieiti prie to potencialaus kliento, ar ne, ir atsakyti į šitą prieštaravimą, kuris tarsi užkerta ir sako, neturiu laiko ir nieko man čia nereikia, jokių susitikimų, jokių skambučių, kur mes net negalim pristatyti savo, ne, tai, ką mes parduodam. Super, labai geras momentas, vėl grįžtam į pačią pradžią, kur ten buvo maždaug prieš 20 minučių, tai yra nėra ryšio, nėra kontaktų. Tai be šansų. Čia, kai savo laiku, kai aš pradėjau dirbti pardavimuose, nebuvo tiek daug kompiuterių ir interneto, tiksliau buvo, bet nebuvo dar blokščiųjų tų visų įrenginių. Tai buvo taip, mūsų skambutis nesiskaitė skambutis, jeigu jis trunka trumpiau negu 1,5 minutės. Reiškia, dėmesio tu neišlaikai. Mes turėjom laiko kriterijų ir buvo labai fainas momentas. Nu tai ten minutė 20, tai jau vis tiek yra netoli tos 1,5, bet ne 15 sekundžių. Tai kontakto nebuvo. Tu neturėjai galimybės nei išgirsti, žinai, iškvėpimo, nei kaip jisai kalba, nei kai ką jis atkreipia dėmesį, nei argumentacijos. Gal ten tik taip atsiliepė, nes pamatė nepažįstamą numerį, pasakė, kas tu prisistatei, kokiu tikslu skambini ir taip toliau. Ir vienintelis momentas, ką tu išgirdai iš kliento, tai buvo, neturiu laiko tokiem dalykam, ačiū. Ir padėjo ragelį. Tai mes turim grįžti atgal ir galvoti, kaip mums sukurti raportą, sukurti kontaktą. Tai jeigu tokie atvejai yra, nes tais mano laikais tai buvo labai daug šaltų skambučių, praktiškai visi pardavimai aktyvus darėsi per šaltus skambučius. Tai ieškojom būdų, kaip prieiti prie to klientų. Dabar yra tinklaveika, yra networkingas, pažintys, ryšiai ir taip toliau tikrai galima rasti momentas toks SPŽ, sprendimą priimantis žmogus. Reikia rasti tą žmogų ir priima prie to žmogaus. Ir aišku, paskui galvoti, jeigu ten yra banginis, o tu esi ten karosas, tai gal tu šiek tiek per mažas esi, žinai, kad tai kalbėtų iš karto su banginiais. Gal reikėtų kaip organizacija šiek tiek ūgtelti. Nebent tu turi kažką tai tokio įspūdingo, kas tikrai verta, žinai, to banginio dėmesio, kad nebūtų prasilenkimo tokio loginio, nes tas žmogus, kuris tave rekomenduoja, kuris tave užtarė, tai jis savo reputaciją, žinai, deda ant stalo. Jeigu pavyko nors kažkiek pakalbėti, Radvilė, jeigu nors kažkiek pavyko pakalbėti, kažkiek tai apšnekėti ir taip, žinai, nors kažkokia tai abejonė ten žmogui pasisėjo, jisai, žinai, išklausė tavęs, pasakė, žinai, gal ir įdomu, gal ir aktualu, dabar, žinai, mes ant tiek užimti, ten ruošiamės parodą ir taip toliau, kažką tai tokio pasakė. Tai jūsų variantas tiks bet koks, man taip atrodo, kad tiks bet koks,
kuris bus su verte nauda, bet tam konkrečiam klientui. Tai kai jūs vis tiek, kiekvienas pardavėjas, manau, kad kiekvienas pardavėjas, jisai turi savo produktą, jo išskirtinumus, jo kūriamas vertes, turi savo įmonę, įmonės išskirtinumus, įmonės kūriamas vertes, turi savo kūriamas vertes, ką jis ten asmeniškai gali pasiūlyti tam klientui, tai įmonei, tai organizacijai. Tai negaliu pasakyti, kokiam klientui kas gali suveikti, bet pritaikius NLP techniką, kuri vadinasi tripozicinis aprašymas, tai reiškia įsijautimas į kito kailį. Antra pozicija, tai reiškia, aš pabūnu savo pašnekovo vaidmenyje, rolėje. Ir jeigu tai man labai svarbus klientas, susėdu ir pagalvoju, kuom gyvena ta įmonė. Jie daro tą ir tą ir tą. Pas juos ten sezoninis, nesezoninis biznis. Pas juos ten, žinai, dabar pakilimas ar dabar štilius. Galbūt dabar atostogų periodas yra, žinai. Vėlgi, ten, sakau, priklauso nuo to, koks tas klientas. Aš kalbu daug labai apie kontekstą, apie aplinkybės, apie sąlygas, apie kontekstą. Tai nes darau prielaidą tokią, kad kiekvienas pardavėjas savo produktų, su savo rinka, jisai žino, koks yra kontekstas ir eidamas į klientą, jis ne tik savo rinką atneša, bet ir kliento kontekstą kažkiek įsivaizduoja, iš ko jie gyvena. Ten biuro prekės kokios nors, čia kaip pavyzdys, tai jos visus metus yra reikalingos, ne? Bet kažkuri tai įmonė galbūt turi sezoniškumą ir jeigu aš belsiuos pas juos su savo biuro prekiam tada, kai pas juos yra sezono pikas, gali būti, kad bus pavėlavęs, nes jiems reikėjo atsargų turėti, jeigu tai naudoja jie kažkur, reikėjo anksčiau, arba jau reikia laukti po visko. Tokia smulkmena, ne? Tai kaip idėja, kaip variantas, tos vertės, ką duoda jūsų produktas, jūsų paslauga, kokios įmonės ten vertės yra, jeigu ten dvi ar ten bent vieną suspėtumėt pasakyti kaip argumentą. Ir atsakymas iš kliento, žinokit, neturim laiko, dabar esam užsiėmę, tai gerbiu jūsų laiką, suprantu, mes visi skubam, norim greitų, efektyvių sprendimų, mūsų tas pasiūlymas arba mūsų ta paslauga galėtų jums. Ir ką ten pridėtumėt, ar tai pririšit prie laiko, bet gerai būtų nemeluoti, aišku, kad tai būtų tiesiogiai susiję. Kame ten tas efektyvumas, ne, kad, pataikyti į laiką. Mes taip nalpariai sakom, į žemėlapį pataikyti, ne? Nes tas neturiu laiko galėjo būti atmaskė, tiesiog atšok, žinai, čia dar 17 skambutį šiandien, jūs gal susitarę gal, ne? O galėjo būti, kad iš tikrųjų, žinai, užimti, dabar turi kažkokį tai sezoną ir nelabai nuotaikai buvo žmogus ir žinai, atsisakė. Visi variantai yra įmanomi, nėra teisingo arba neteisingo, nes mes nežinom, kaip tas žmogus realiai yra, kokiam jisai kontekste. Jeigu mes žinotume, mes labai teisingai pataikytum. Kadangi mes nežinom, mes truputėlį spėliojam arba sekam tą rinką, žiūrim, galėtų būti toks variantas, galėtų būti toks variantas, galėtų būti toks. Plus niekas neatšaukia to dalyko. Jeigu man žmogus pasako sakinį 2 arba 3, ten tikrai nuskambėjo kažkokia tai žmonės tai daro nesąmoningai, įskiria taip markiravimas, tai vadinam, žodžius savo balse, jisai įskiria tam tikrus žodžius, kurie reikšmingi, asmeniškai svarbus yra. Kaip idėja, sako, dabar mes neturim laiko, galima vieną intonaciją pasakyti, žinot, mes dabar laiko neturim. Ir vat kirtis, akcentas ant laiko, jis akivaizdu, kad šitam sakiny buvo svarbus. Na, tikrai. O galbūt jis pasakė mes. Tai jų yra daugiau. Sprendimą greičiausiai priiminėja ne vienas žmogus, arba tas žmogus yra tom rate, kur visi sukasi, sprendžia ekstra kažkokį tai klausimą. Tai tu gali ir bairį numest tokį, sakyti, gal jums rankų reikia, galiu prisidėti. Jis žodyje mes neturim laiko, tai buvo mes, toks raktinis variantas. Niekas neatšaukė ir tokio ėjimo, kodėlgi ne, gali būti ir tokia provokacija. Tai gal rankų trūksta, žinai, nes akcentas buvo mes. Kai lyrinis nukreipimas, kai mokomės NLP, užrašau paprastai vieną sakinį, tiesiog paprašau pažymėti skirtingus žodžius. Ne? Kam tau šitas tikslas? Kam tau šitas tikslas? Kam tau šitas tikslas? Kam tau šitas tikslas? Ir kiekvienas sakinys, perskaitytas su skirtinga intonacija, jis turi skirtingą prasmę. Mes gyvenam visi prasmių pasaulyje. Ne? Tai reiškia, žmogaus frazė, kuri nuskambėjo, jo prasmė kažkokia, aš išgirdau tik frazę, kas yra faktas, tą frazę pats suinterpretavau, kas yra mano prasmė, ir mes šito vietoj žaidžiam. Visa idėja. Tai jeigu galima nukalibruoti, kas yra NLP įgūdis, išgirsti, atkreipti dėmesį, žinai, tai kryptingai tai pataikyti, tai kodėlgi ne.
garantija yra tik ta, kad kaip gimėm, taip ir mirsim. Daugiau garantijų nėra. Tai ačiū, kad truputį padėjai atskirti, ne, kada neturiu laiko, tiesiog sako tada, kai galbūt nenori daugiau bendrauti ir tada, kai tikrai neturi laiko. Nes, nu, čia tikrai yra labai svarbus dalykas, kartais yra sezonas ir žmonės tikrai būtent tuo metu labai neturi laiko. Bet sakykime, kad mes bendraujam, užmezgiam, ne, kažkokį tai santykį su potencialiu, ar tai klientu, ne tik potencialiu, ir kaip reikėtų stiprinti ir vystyti tuos ilgalaikius santykius. Dabar galvoju, šitas klausimas kaip susijęs su prieštaravimo įveikimu. Bet gerai, tebūnie. Ilgalaikis santykis. Tai padarom taip. Aš kreipiuosi tada, žinai, apeliuoju į visas organizacijas, į pardavėjus, kurie čia yra. Kas jums būtų faina, jeigu jūs būtumėt klientų vaidmenį ir su jumis būtų palaikomas, atsiprašau, ilgalaikis santykis, ne? Nu, tarkim, jūs kaip fizinis asmuo, tai tikrai turite įsipareigojimų visokių tenais, gal paskolą, kokią turite dar kažką, tai su jumis ilgalaikis santykis labai paprastas, ateina priminimas. Labą dieną, reiškia, mokėjimo diena. Priminam. Laukia įmoka, gimtadieniais pasveikina, ten vardinėm kokiom, žinai, dar kažkas, tai kažkoks toks momentas yra. Čia mano asmeninė nuomonė tokia, tokio mokslinio tyrimo, pacituoti dabar negalėčiau, bet mano asmeninė nuomonė tokia yra, kad asmeninis kontaktas visada yra daugiau, geriau ir labiau. Nebent jūs aptarnaujate asmeniškai 1000 kokį klientų, tai 3 per dieną ir atidirbti ir dar kažką, 4 per dieną ir atidirbti ir kažką tai padaryti ir dar su jo kiekvienam asmeniškai kažkokį tai dėmesį, truputėlį gal ir sudėtingiau. Bet aš turiu į tokį unikalų, mano akim žiūrint atvejį, viena mergina gyvybės draudimo pardavėja, jinai visiems savo klientam prieš kalėdas rankų darbo atvirutes gamina. Tai va čia toks asmeninis toks ryšys pas ją yra, jinai kiekvienam, apie kiekvieną pagalvoja, kaip jis pas ją atėjo, pas ją yra failas tas nuo kiekvieno to kliento. Šeimos ten dydis, visą kitą, arba asmeniškai sveikina, arba šeimą sveikina. Aš buvau sužavėtas, kai išgirdau šitą tokį pasirinkimą, tokį sprendimą. Tai nu, čia žmogus taip nusprendė. Manau, kad organizacijos viduje turi savo ten CRM, kur yra išlenda vis kažkoks priminimas, kad, žinai, senai kontaktas, senai įrašas darytas su tokia įmonė ir taip toliau. Ir tada kitaip pasukam tą klausimą, kada jūs pamirštat žmogų? Ne? Nes jeigu apie ilgalaikį santykį eina kalba, tai santykis organizacija, tai žinai, užsakymas įkrito, užsakymą išpildėm. Bet tą dalyką tai vykdo žmonės. Tai mes šiek tiek aukščiau pakylam, kada jūs pamirštumėte, ne, tą žmogų, kada jis dingtų. Ir paprastai taip tenka kartais girdėti, žinai, kad taip ir sako, kol reikėjo, kol naujai bendradarbiavom, tai čia skambino ir važiavo ir rašė ir kalbino. Dabar jau keli metai dirbam, jau neprisimenu, kaip atrodo, žinai, ten tas vadybininkas ar ten dar kažkas tai tokio. Tai jeigu įmanoma turėti fiziškai, jeigu įmanoma turėti tokį kontaktą, tokį visos kontakto formos tinkamos, priminti apie save, kodėlgi neišnaudokit, žinai, kiek tam reikėtų skirti laiko savo ar darbo dienoje, ar mėnesį, aš negalėčiau pasakyti. Bet darom prielaidą tokią, kad dirbantis pardavimuose turi savo klientų krepšelį. Tai viena iš užduočių galėtų būti ilgalaikio santykio palaikymas. Ir ten galite pasidaryti smegenų šturmą, galite pasidėlioti kažkaip kitaip, kaip jūs tai darysit, nes priešingų atveju santykis atšals, tiesiog kaip su klasiokais. Baigė mokyklą, žinai, ir žiūrėk, po metų dar prisimena, po 2 biški šiek tiek mažiau, po 5 dar mažiau, į 10 klasės susitikimą ateina, po 10 metų į klasės susitikimą ateina, sako, čia turim, tai tu su mumis mokeisi, žinai. Tai va, tai toks visos formos tinkamos, NLP šito vietoj nėra kažkoks ypatingas, žinai, variantas. Bet dabar kalbu ir prisimenu vieną modelį. Jeigu jūs turit kažkokį tai asmeninį, kaip ir tos merginos pavyzdį, paskui jūs turit asmeninį kažkokį tai pasveikinimą, kažkokią tai frazę, kuri yra jūsų toks išskirtinumas. Mano kolega Gintaras Ignatavičius, jis kai laišką parašo klientui, jis klientui rašo ir mes kai dalyvaujam projektuose, ir aš tą laišką gaunu, sėdžiu, skaitau, koks rašytas, negaliu patikėti.
tai jį tikrai prisimena vien tik tai nuo tos formos, kaip jisai tai prašo, kaip jis dėlioja, linki gražių, sėkmingų, parduodančių istorijų, ten, žodžiu, šilčiausi rudens, derlingo rudens linkėjimai. Kapės. Tikrai, vat, visos tokios formos, jos labai suasmenintos, žmonės užinkaruoja. Tai yra sąlyginis refleksas iš mokyklos laikų. Jeigu man dėmesys jūsų sukėlė emocinę kažkokią tai reakciją ir jūs dar toj vietoj pasimojavot man, žinai, aš užfiksavau, kad šita reakcija su jumis yra susijusi ir dar su kažkokiu tai trigeriuku, yra tikimybė, kad, žinai, kiekvieną kartą, kai aš apie tai pagalvosiu arba prisiminsiu, man pirmas pasirinkimas bus būtent jūs. Daugiau tikimybė negu tiesa, nes mes labai daug informacijos sulaukiam. Todėl nedrįsčiau taip teikti, kad tai 100% suveiks, bet efektyviau tikrai, negu nieko nedaryti. Tai ačiū, matau, kad Vilma irgi pasidalino, kas jai veikia, skiriant tiesiog asmeninį ryšį klientui, skambučiai, kvietimas kavos ir kiti būdai, ir pasidomint būtent, kuo gyvena tuo metu tas klientas, ar ne? Tai Super, ačiū. Vilma, aš norėčiau būti jūsų klientu, ypač kai kviestumėt kavos jau. Tai Vilma gal ir pakviesit, ne? Jo, jeigu kviestų kavos, tai aš iš karto eičiau. Nežinau kur, bet eičiau. Gerai. Taip, Radvilė, kas norėjau pas mus? Jau turit potencialų klientą, Vilma. Tai klaidas, ar ne? Dar truputį sugrįžkime prie prieštaravimo. Ir gal tu matai, kokias dažniausiai klaidas pardavėjai daro? Matai. Jie patys gali pasakyti iš tikrųjų, kur ten kažkas nepaėjo. Tai gal mes pavadinkim šitaip, vėlgi iš NLP idėjos, ne? Kadangi NLP apie sėkmingą rezultatą turinti žmogų arba organizaciją ir to veikimo modelį, tai ten ne tai, kad mes visi klystam ir ten gramatinės klaidos irgi yra klaidos, NLP terminologijų mes truputėlį kitaip tai vadinam, sakom, nėra nesėkmių, yra grįžtamasis ryšys. Truputėlį skirtingai atrodo tas momentas ir galbūt mes taip užaugę, kad ir mokykloje tu suklydai, padarai klaidą, ten tai lėmė pažymį tokį, nesiginčiu, man NLP kontekste labiau patinka sėkmė, nesėkmė. Aš pasiekiau rezultatą, nepasiekiau rezultatą. Nes jeigu pardavėjas, kaip tu sakai, suklydo, jis greičiausiai rezultatų nepasiekė. Tai darom šitaip, jis ne klaidą padarė. Jo elgesys, kurį jis pritaikė, tai ką jis darė, atnešė X rezultatą, o jis norėjo Y. Tai mes žiūrim, kad tai ne klaida, tai yra tas elgesio modelis nepasiteisino arba atnešė netokį rezultatą. Mes žiūrim, kokį elgesio modelį galėtume pakeisti. Dabar į ką, kokių kitokių elgesio modelių. Tai reiškia, kad tai yra ne klaidos, o yra grįžtamasis ryšys. Kur skirtumas? Viduj. Jeigu aš sakau, nepaėjo, tą praleidau, dar mano mėgstama komanda, žinai, tenais antrą vietą Lietuvos čempionate paėmė, tai išvis liūdna. Tai gaunasi, kad visas pasaulis blogas ir man pačiam blogai. Mokytis su tokia būsena iš savo patirties yra labai sudėtinga. Įmanoma, bet sudėtinga. Bet resursų nėra. O jeigu aš tai žiūriu, sakau, tinka, šį kartą nepaėjo, žiūriu, kas gavosi, kokiais veiksmais aš artėjau prie tikslo, prie rezultato, pasisveikinau, linksėjo, kalbėjom, linksėjo, ten viskas gerai buvo. Vat šita vieta, jeigu kartočiau antrą kartą, daryčiau kitaip. Tai aš jau tada atkreipiu dėmesį tai, kad aš mokausi iš savo patirties. Tai reiškia, kad modeliuoju kitokį elgesio variantą ateičiai. Ir pardavimuose kelios tokios, jeigu taip galima pasakyti, tavo žodžių klaidos, mano akim žiūrint elgesio modeliai, elgesiai, veiksmai, kurie gali atitolinti jūs nuo rezultato, sukurti kitokį rezultatą, negu jūs tikėjotės, tai klausimas kodėl. Jis geras klausimas, viskas tinka, labai puikus vietų ir laiku. Jeigu išgirdot kliento prieštaravimą, kodėl jūs taip galvojate? Tai tada jūsų intonacija turi būti tokia, kad žmogų paskatintų kalbėti. Bet klausimas, kodėl, jis žmogų skatina teisintis. O kas nori teisintis? Du suaugę žmonės susitiko. Niekas. Taip, galite parekomenduoti netgi pardavėjams apie NLP. Alina, parašykit man asmeniškai. Neparekomenduosiu, Alina, dabar tyliai parašykit asmeniškai. Daug yra knygų. Ir turbūt Sales with NLP greičiausiai bus anglų kalba, jeigu skaitot. Viskas labai gerai, tobula. Važiuojam toliau. Tai vienas momentas, tai klausimas, kodėl. Kitas momentas,
viskas, kas tolina, tai reiškia lyginimas, ne, kaip idėja, kaip lyginimas vienas su kitu, kaip nuvertinimas kito žmogaus pasirinkimo. Na, pas mane čia kalendorius skamba. Klientas pasirenka, priima kažkokį tai sprendimą, ne? Tai ką aš galiu dar padaryti, kad pagadinčiau mūsų tą santykį, ne, tai nuvertinti to sprendimą. Nu, nežinau, ar čia geriausias sprendimas. Nu, kas aš toks, kad aš vertinčiau, ne? Nu, kaip idėja. Nu, tai toks, nes tai mus skiria, o ne suartina. Ir kokia čia dar galėtų būti? Bandymas įrodyti, kad jis neteisus. Čia kaip tam vyram, kaip sako, nori būti teisus ir laimingas, kai renkiesi žmoną, tai apsispręsk. Tai va, tai čia labai panašus būtų variantas. Aš net nebejoju, žinokit, kad jūs kaip pardavėjai 50 kartų daugiau žinot apie savo produktą, negu jūsų klientas. Ir jeigu taip atsisėdate ir sako, bet ką žmogus gali pasakoti ten, kaip jis tai mato, kaip jis tai įsivaizduoja. Ir jeigu sakot, ne, tu kalbi nesąmonės, nusišneki ir taip toliau, nu, parduot bus šiek tiek sudėtingiau. Jis turi savo motyvą, kodėl jis taip kalba. Tai vat, būtų įdomu sužinoti jo motyvą, galbūt būtų kelias ilgesnis, bet jūs turėtumėt kontaktą, o ne atsiskyrimą. Nu, tai tokie pagrindiniai 3 elementai. Tai dar kartą ačiū, kad atsakei šitą klausimą. Jeigu klausimų turim iš auditorijos, tai yra dabar puikia galimybė klausti, nes mūsų susitikimas eina į pabaigą, tai nepražiopsokit šios galimybės, klauskit. Aš dar turiu dar vieną klausimą. Ar NLP gali sustiprinti pardavėjo intuiciją ir padėti jam priimti geresnius sprendimus? Gal padarom šitaip. Šitam klausime yra dalykas, kuris neturi tokio sensorinio patikrinimo, nes per 5 pojūčius negalim apibūdinti, kas yra intuicija. Tai irgi toks vidinis pojūtis, kaip giluminiai, kaip vidiniai pojūčiai, bet labai sudėtinga. Aš žinau, kad burčiau, jeigu sakyčiau, kad gali, praktikuokit, darykit taip, tai palieku kitiems specialistam, jie gal geriau nusimano apie tai. Bet apie antrą dalį, tai yra variantas apie sprendimų priėmimą. NLP turi, kadangi tai yra kas vadina NLP komunikavimo kultūra, bendravimo kultūra. Jeigu taip kokie 100 metų, 150 metų atgal kokį nors filmą pastatytą to laikmečio dvasioje pažiūrėtumėt, bet senesnį filmą, ne šiuolaikinį 21 amžiaus filmai, tai ten labai suvulgarinti tokie, o dar praeito amžiaus. Paklausytumėt dialogų, kaip ten kalbasi, ne? Gerbiamasis, malonus ponė, o kaip iš ko jūs čia nusprendėt, kiek jie daug emocijų rodo tie aktoriai vaidindami, ne, tos ankstesnius tuos laikus. Tai užuomina būtų į tai, kad mano akim žiūrint geras komunikatorius, ar tai būtų pardavėjas, ar kliento aptarnavime dirbantis žmogus, jisai visada pagalvoja apie kitą žmogų, kaip aš pasakysiu kažką, kaip tas žmogus gali suprasti. Arba kaip man pasakyti, ką man pasakyti tokio, kad tas žmogus suprastų mane teisingai. Tai yra utopija, iliuzija, kad mes vienas kitą suprasim teisingai, nebent kalbėsim tik tai konstantom, kokia yra pi reikšmė, kad 2 × 2 yra 4, kad 2 + 2 yra 4. Tai mes taip nekalbam. Net tada suvienodinti tą matymą, tai šiek tiek pabūti tam vadinamam kliento batose, kliento kailyje, tai pažinti kliento kontekstą. Tai aš galiu parinkti atitinkamus argumentus. Atitinkamus pasiūlymus, atitinkamus argumentus, nes darau prielaidą, kad aš kiek pažįstu kliento kontekstą. Daugiau man gali padėti, jeigu aš įsigilinsiu į problematiką, su kokia susiduria būtent tokio tipo įmonės arba tokio tipo veikla, žinai, nes tada žinau savo produktą, paslaugą, kokias problemas dažniausiai sprendžia, greičiau, lengviau pataikysiu. Tai reiškia, aš derinu 2 žemėlapius. Savo žemėlapį, aš gyvenu Kaune, ir kito žmogaus žemėlapis gyvena Vilniuje. Žiūriu, kas tarp jų bendro, kaip jie gali tarpusai susijungti. Autostradą galima nutiesti, geležinkelis ten yra, orų galima nukeliauti, oro balionų, dviračių nuvažiuoti, taip toliau, taip toliau. Ir yra tokia idėja kaip metaprogramos, dar taip vadinami mąstymo įpročiai. Atskira kryptis NLP, ten dažniau yra pažengusiems jau skirtas kursas, taip vadinasi NLP meistras. Ir viena iš metaprogramų yra sprendimų priėmėjai. Kaip žmonės priiminėja sprendimus, ir čia jau daugiau ne apie žemėlapį, ne apie patį suvokimą, o apie žmogaus įprotį, kaip žmogus priiminėja sprendimų. Vienam reikia
nustebti, jam suveikia autoritetas. Jam pasakė kažkas iš aukščiau, žinai, iš autoritetų pasakė ir įspūdį susidarė, įspūdžio žmogus. Kitam reikia, pavyzdžiui, 3 kartų. Jis turi 3 kartus patikrinti, kaip tam pasakėme, 9 kartus pamatok, 10 pjauk. Patiem jisai kartinis yra, jam reikia keletą kartų išbandyti. Net nebejoju, kad yra tokių variantų, kad žmonės taip daro, jūsų klientai, dar patikrinsiu, dar turiu paskaičiuoti, žinai, toks variantas. Kitam reikia laiko ir ta prasme laiko, kad jisai turi savo vidinį laikrodį tas žmogus, per kurį jisai tai išgyvena tą procesą. Jis kažkaip tai asocijuojasi su tuo sprendimu, žinai, pabūna, pamiega, ten kažkoks procesas pas jį vyksta, vienam savaitės, kitam 2 savaičių, jis laikė tą momentą išgyvena. Ir dar 4 yra variantas, jisai prie kartinio labai arti, kiek kartų reikia, tai reiškia patvirtinimų iš išorės, kad kažkur tai kitur tai veikia. Nu, toks metaprograma iš 4 dedamųjų, kad kitur tai veikia ir kokiu būdu tai veikia. Nu, ir toks momentas. Tai tokius elementus žinant, tu gali šiek tiek atpažinti, nukalibruoti tą žmogų, kaip jisai priiminėja sprendimus. Nu ir bandyti. Tai geras pardavėjas, tai jis ateina, žinai, su klientų atsiliepimais, istorijom, su savo įmonės kažkokia istorija, su produktų kažkokia tai istorija, vertėm naudomis, vis tik pataiko į tą sprendimo priėmimą. Ir matau, kad Vilmos ranka yra pakelta. Taip, aš noriu paklausti. Taip, Vilma, sveiki. Gal įsijungsiu kamerą, bus maloniau bendrauti. Nuostabu, mūsų daugiau. Klausimas mano būtų toks. Mes daugiau kalbam apie elgesio normas, kai mes bendraujam vieni su kitais, nuotoliu gyvai, nesvarbu kaip. Bet aš matau tokią tendenciją, kad dabartiniai ir pardavėjai ir visi kiti yra, sakykime, pereina į raštų bendravimą ir labai sudėtinga prisišaukti juos bendrauti gyvai, kas man yra labiau priimtina iš tikrųjų, bet netgi emocijas jie naudoja tik raštu, o telefonu kalbant išvis šaltas balsas įsijungia. Ir va čia šita tendencija tokia jinai yra, aš labai pastebiu, gal ir daugiau kažkas pastebi, kaip va šitu atveju bendrauti, kai yra bendravimas raštu, nes jūsų tas pavyzdys pateiktas su tuo sakiniu, ar ne, tas pratimas, ant kurio mes sakinio dėsim akcentą, ar ten kaip yra, ar ne, kur kablelį dėsim. Ir va čia lygiai tas pats. Tai gal turit kažkokių patarimų šitoj vietoje, kaip raštu bendraujant, gal yra kažkokių būtent iš šitos temos kažkokių patarimų? Unikalus, reiškia, momentas, mes gyvenam unikaliais tokiais laikais, aš grįžtu prie šaknų, prie NLP. Nuo ko prasidėjo? Nuo gyvo bendravimo terapijoj. Terapija raštu nevyksta. Susirašinėjimo būdu vyko tik tai šachmatų žaidimas. Kai žmonės gyvendami skirtingose šalyse, miestuose, parašydavo mano įėjimas, ten E2, E4, voką užkliuoja, įsiunčia, žinai, ilgiausia partija ten daug metų yra vykus, taip susirašinėja. Taip yra, mes gyvenam naujoj, kitokioj realybėj, tai sakyčiau, kad reikėtų, neturiu tokio recepto, iškart pasakau, neturiu, reikėtų imti, modeliuoti situacijas. Ką tai reiškia? Tai, kad pragalvočiau keletą skirtingų opcijų. Bet aš turiu vieną dalyką, kuris gali būti naudingas pardavėjui, kai jis gauna laišką. Kai jis gauna laišką, jis įskaito vidiniu balsu. Ir dabar koks mano įvaizdis to žmogaus, kuris man tai parašė. Jeigu aš esu kažkur matęs jį, tai ir mes maloniai pabendravom, tai mano vidinis balsas kalbės tuo maloniu jo balsu. Jeigu mes turėjom kažkokį tai, čia tokių asociacijos arba patikusnio prisiminimo atvejais, jeigu mes turėjom kažkokį tai įtampą, ten nelabai gal susikalbėjom, tai aš gavęs laišką, greičiausiai jį skaitysiu su tokia intonacija, kurią aš paskutinę prisimenu. Tai jeigu jūs su žmogum esat gerose santykiuose, tau parašo pasiilgau tavęs, tai tu vienaip tai perskaitai, jo? Jeigu kitokiuose santykiuose, ten koks konfliktas įvyko ir parašo pasiilgau tavęs, tu kitaip tai perskaitai. Tai priklauso nuo santykių. Tikrai, mes pririšam, žinutę pririšam prie žmogaus. Taip yra, mūsų smegenys tiesiog taip veikia. Jeigu visai jokio kontakto nebuvo, įdomu, kokia intonacija jūs skaitot. Ir aš turiu kartas nuo karto tokių klientų ir jie man ateina ir Vilma, tai, ką jūs klausėt, ir netgi ir laišką būna atsineša nuosmenintą tokį tik tai tekstą ir jisai skaito tą tekstą, tas žmogus arba jinai. Aš sakau, labai gerai, sakau, tokia intonacija, pabandyk paskaityti. Kai tu skaitai, kas tau klina intonacijoj, tai aš pradėčiau nuo to, kaip aš tai priimu
ir darau prielaidą, kad man irgi nelabai patinka susirašinėjimas, nes tai yra praleistos raidės, praleisti žodžiai. Tas žmogus, kuris parašė sakinį, jis galvoja, kad aš jį suinterpretuosiu taip, kaip jisai norėtų. Taip nėra, taip nebus. Tai, žinai, jūsų žaidimas gali būti toks, kad jūs sakote, okei, faina, matau, kad galim surasti, suprasti bendrų sąlyčio taškų, žinai, kad vienas kitą suprastume vienodai. Kad rastume bendrą kalbą greičiau, efektyviau, paprasčiau. Aš jūs kviečiu, rekomenduoju, pabandom, žinai, susijungti ten 10-15 minučių pokalbį, tokiem kritiniam taškam. Jeigu duotumėt kokį laišką, aš įtariu, kad mes su jumis galėtume išskirti kokį 15 klausimų, kurie kyla, ir jūs galėtumėt išrinkti kokius 5 ir grąžinti tam žmogui atgal. Gavus jūsų atsakymą, man kilo keletas klausimų. 5 surašai. Ir toliau tekstas maždaug toks. Galvoju, kad gaučiau atsakymus tikslesnius, žinai. Būtent susitikimo metu, žinai. Kad taip, nes į kiekvieną jūsų atsakymą vis turiu ten klausimų. Nežinau, kur nuves, bet kodėlgi nepabandžius. Nes tas yra, tokia mada yra, tai mes tada pereinam prie to, kad išeliminuojam tą vadinamą emocinį buvimą, emocinį kontaktą. Tai reiškia, kad žmogus, kuris privengia kontakto arba nori greitai viską išspręsti, jisai daro viską, kad tik tai aš neateičiau pas jį, kad mes tik tai neturėtume ryšio, kad jisai kažkur tai, nepalūžtų ant emocijos, tai gal bijo tada kažko labai. Turim laiko vienam klausimui arba vienai pastabai. Tai Vilma, ar nors kažkiek atliepiau? Taip, ačiū. Liuks, laukiu tada kvietimo kavai ir Alina berods kėlė ranką dar, ne? Aš gal tik tais paantrinti truputėlį norėjau šiek tiek prisidėti papildomą įžvalgą iš savo praktikos, kadangi aš pagrindė, tarkim, 90% mano klientų ir partnerių yra užsienio šalyse, tai natūralu, kad ten kiekvieną kartą nepriskambinėsi ir tų mytų neprisiplanuosi, bet ką mes atradom ir kas mums tikrai labai veikia, kadangi aš visada paraše turiu telefono numerį /Viberis /WhatsAppas. Kai tau reikia greitai apsikeisti informaciją, tu palieki voice'ą. Iš to voice'o lygiai taip pat gali nuskaityti labai puikiai intonaciją, tam tikrus akcentus sakinyje, kas svarbu, kokia nuotaika, žmogus skuba, jisai stresuoja, jisai džiaugiasi ir panašiai. Tai nėra, aišku, idealus variantas, bet kažkiek tai gelbėja tam tikrais atvejais. Ok, žiūriu, mikrofonas veikia, berods veikia. Super, ačiū, Alina, praturtinot mūsų šitą pokalbį. Radvilė, tai aš tau ir visiems sakau, kad mane lengvai galima rasti beveik visuose socialiniuose tinkluose, vardas pavardė, Andrius Jarašiūnas, galima kviesti, draugauti, sekti, stebėti, aš jo negaila, tikrai turinio dedu, man atrodo, pakankamai, YouTube kanalą turiu. Kas liečia apie NLP, geriau parašyti asmeniškai. Tikrai man negaila, kiekvienam parekomenduoju, pasakau, maža ką, gal kažką tai tokio dar užvesiu ant kelio. Radvilė? Tai Andriau, labai ačiū, kad pasidalinai. Man atrodo, kiekvienas pasisėmė labai daug, turėsime ir įrašą, tai labai smagu, kad bus galima pažiūrėti dar kartą ir persiklausyti dar kartą, gal bus galima atrasti naujų dalykų, ar ne. Tai žinau, Andriau, kad turi eiti, tai ačiū tau, paleidžiam tave. Tie, kas nėra prisijungę dar prie Lietuvos pardavimo asociacijos, tik noriu pasakyti, kad panašių diskusijų ir įvairiausių kitų temų jūs galite pamatyti didžiausiai pardavėjų bendruomeniai Lietuvoje, o kaip galite prisijungti, tai visą informaciją gausite elektroniniu paštu. Tai ačiū tiem, kas dalyvavo, taip pat ačiū mūsų dar vienam partneriai Ellipsis ir sakau iki kitų kartų. Iki.